Sveiki, videoblogo pagal Jurgį žiūrovai. Labas. Mes su daiktais, su šunim. Kur mūsų kitas šuo? Varom, bet varom ne atostogų, o varom mesti savo iššūkių ir nemažų. Tai šitam videoblogė parodysiu net 2 iššūkius. Vienas iššūkis tai važiuojam su mano žmona į 7 dienų detokso stovyklą. Man tai jau bus 3 kartas, mano žmonai bus 1 kartas. Labai džiaugiuosi, kad jinai mane palaiko ir kaip sakant, ir varge, ir džiaugsme. Tai mes kartu važiuojam tą išbandyti. O antras, tai bus daugiau susijęs su verslu, su darbu. Pagalvojau, ką čia galėčiau padaryti per tą savaitę ir kur čia galėčiau nuvesti savo verslą. Tai viską pamatysite jau netrukus, bet tas atvažiavo, reikia likti. Iki! Detoksą Lietuvoje yra priimta labiau vadinti matyt badavimu, o badavimas tai turi visai tokį tada neigiamą potekstį. Nors iš tikrųjų net mūsų ir tikėjimas sako, kad pasnikauti reikia. Tai matyti, jeigu pervadintumėm tą žodį į pasnikas ir kažkokių tai maisto produktų atsisakymas, bent jau laikinas, ar iš vis protarpinis badavimas, kuris tikrai yra populiarus, man atrodo, kad jisai visai kitą atspalvį turėtų šitas dalykas. Jau girdžiu, kai komentatoriai sako, kad oi, tai čia vis tiek viskas sugrįžta. Žiūrėkit, važiuoju su manim ir tokios lieknos moterys badauti ir dažniausiai stovykloje, vat iš tų 2 kartų, kur buvom, prieš tai, sakykime, iš 100%, aš manau, kad 50 atvažiuoja procentų vyrų ir moterų, kurie turi viršsvarius ir nori padaryti kardinalias permainas, tai yra pajausti save, kaip jie atrodė ar jautėsi, kai numetė ten 5-10 kg per tas 7 plus dar kelias dienas badavimo namie, tai beveik per 10 dienų. O kita dalis tai atvažiuoja dėl odos, dėl sveikatos, dėl plaukų, dėl ilgaamžiškumo ir kitų priežasčių. Nes iš tikrųjų moksliškai yra įrodyta, kad pabadavus tam tikrą laikotarpį žmogaus organizmas pradeda atsinaujinti ir ląstelės pradeda regeneruotis. Tai jeigu čia kalbėti apie tą badavimą, ar sunku? Sakyčiau, kad nelengva, jaučiasi šiokie tokie silpnumai ir visi kiti dalykai, bet kaip paskui jaučiamės nugalėję praėję tą visą etapą, tai yra nevalgę ir išbuvę visas tas dienas tik tai su vandeniu ir su tokiu buljonu vakarais skystų, tai iš tikrųjų jautiesi labai daug padaręs ir nuridenęs. Ir aš nekartą jums pasakau, kad prieš tas stovyklas man visą laiką atrodydavo, jeigu aš pietų nepavalgiau, tai man atrodydavo, kaip čia aš save nuskriaudžiau, kaip čia man reikia kompensuoti, kaip čia greičiau lėkti, suvalgyti kokį tai riebų burgerį ar ten dar kažkokį cheat mealą. O iš tikrųjų, tai po tos stovyklos supratau, kad nevalgyti 7 ar 10 dienų tai yra vienas juokas ir organizmas maždaug 4-5 paroj pradeda vėl jaustis energingas, daug stipresnis, negu jautėsi prieš tai. O ta super jausmas, kada tu ten palengvėjai 5-10 kg, tai yra iš tikrųjų irgi wow. Bet aš turiu ir blogos patirties. Ir praeitą stovyklą, aš visą stovyklą dirbau, turėjau daugybę streso, daug susirinkimų, darbų. Esu net 2 kartus važiavęs į miestą ir dalyvau net 2 renginiuose. Tai per antrą stovyklą man pavyko atsikratyti tik tai 1,6 kg, bet savijauta, jausmas ir energija vis tiek jinai grįžo. Tai kilogramai ne visą laiką čia yra rodiklis, ar ne visą laiką yra, kaip čia sakant, tikslas šitos stovyklos. Šitos stovyklos daugiau yra pabuvimas su savim ir labai geras laikas. Kaip tu nusiteikus, žmona? Man kadangi 1 kartas, tai aš taip biški jaudinuosi, nes mes badauti jau 1,5 dienos, kai badaujam, tai man jau toks šioks silpnumas atsiranda, kraunant lagaminus. Aš tai pakraunu lagaminą, paguliu, pakraunu lagaminą, paguliu, tai toks yra. Mano tai tikslas moterim, kaip visada, tie 3 kg, kurie trūkdo, tai aš spėju, aš turėčiau jų labai lengvai atsikratyti. Tuoj mes nuvažiuosim, gausim gerą kompaniją, visą laiką smagu, nes kompanija būna stipri, tada turim žygius, turim jogas, turim mankštas, turim pirtį. Paskaitas. Jo, būtinai paskaitas ir tos paskaitos nėra apie tai, kad ką nevalgyti. Tos paskaitos visos yra apie tai, kaip ilgiau gyventi, kaip sveikiau gyventi, kaip geriau gyventi, kaip turtingiau gyventi. Tai jos toks apie ilgaamžiškumo paskaitos daugiau, bet aišku yra ir apie maisto produktus ir apie kitus dalykus, kas irgi yra pravartu žinoti. Tai nekartą aš su jumis esu dalinęsis, kad vienas žmogus turėjo 2023 metais 9 milijonų eurų apyvartą, neturėdamas nei vieno pardavimų vadybininko. Ką jisai darė? Jisai buvo sukūręs LinkedIn profilius dirbtiniu intelektui ir dirbtinis intelektas, botai
eidavo ir rašydavo pagal tam tikrą kriterijų atrinktiems žmonėm trumpas žinutes ir jau kai tie žmonės atrašydavo tinkamą atsakymą, reiškia, tada perduodavo jam tiesiogiai apdoroti. Tai, reiškia, tai sako, kad lyg tai LinkedInas ir tokie kriterijai, aiškus apibrėžti kriterijai žmonių, kurie gali pirkti jūsų paslaugas, gali visai veikti. Man irgi būtų įdomu, nes esam nekartą bandę pardavinėti transporto inovacijų forumo bilietus tokiu būdu, tai iš mano LinkedIno asistentai rašydavo žinutes. Tikrai tai yra toks kaip priminimas žmonėm labiau veikia, bet ar veikia visiškai nepažįstamiems žmonėm? Ar mums pavyks juos surasti? Ar yra kokie nors sukurti botai? Ar iš tikrųjų galima galbūt net sukurti kokį nors patrauklesnį LinkedIno profilį ChatGPT pagalba ar kito dirbtinio intelekto varomo varikliuko. Tai visą tai ir pamatysim, nes bus 5 dienos tokios, kur galėsim skirti daugiau laiko tokiai, kaip čia, moksliniai veiklai, nežinau, ar eksperimentui pavadinkim taip, kuris galbūt jums irgi yra įdomus, bet jūs neturėjot laiko, ar žinių jums trūko, kaip tą pasidaryti, tai davai kartu ir pabandykim jį padaryti. Pažiūrėsim, ar pavyks ir pažiūrėsim, kokie bus savaitės gale rezultatai. Nu va, mes atvykom tokią labai gražią vietą. Margio krantas vadinasi. Visi painioja su Margio krantu, tuo tokiu kitu, ten senas labai viešbutis, daugiametis, o čia irgi nėra labai naujas jau tas pastatymas, bet tai aš jau čia 3 metai iš eilės važiuoju, tai kiek jau iš čia laiko yra, bet tikrai labai graži vieta, su vaizdu į ežerą, su pirtim, su visais patogumais. Žodžiu, mano šunys jau nulėkė, grįžtat šmikeliai. Nu, pafilmuosim, kur mes čia apsistojom, tai žiūrėkit, mūsų, reiškia, langai bus tiesiai į ežerą, čia pirtelė, ten masažai, kiekvieną rytą joga čia pačioje vyksta. Nu, žmonelė, gerai bus savaitį pagyventi? Labai? Geriau negu gerai. Geriau negu gerai. Nu va, tai va kartais būna tokie iššūkiai, atneša ir dar ir daug kitų pliusų. Tai va, turėsim tokį gerą labai laiką. Antra diena stovykloj, saulytė šildo, paukščiukai ausis lepina su savo čiulbėjimu. Labai gera. Iš tikrųjų gera. Man tai pakanka energijos. Žmonai šiek tiek silpniau sakė, bet aš kol kas tai jaučiuosi labai gerai. Nuo 10 iki 12 padirbėjau prie aktualių temų. Tai dar nespėjau pradėti mūsų laukiamo ir ilgai brandinto projektą, bet tikrai pradėsim. Manau, kad jį 1, 2, 3 ir padarysim. Ir tikiuosi netgi savaitės gale raškyti jau kažkokius rezultatus. Viską pamatysim. Nusiteikimas mano labai didelis. Aš grįžau dabar po tos komandiruotės, po Austrijos, Vokietijos klientų lankymo. Aš taip įsivaizduoju, kad savo biznį dabar organizuosiu visai kitaip. Tai dėl to iš tikrųjų manau, kad šitas LinkedIn'o ir dirbtinio intelekto projektas turėtų duoti didelį tokį spyrį būtent į tą rinką ir į tas galimybės. Nu, ar pavyks, pamatysim. O ką noriu padaryti, irgi pamatysim. Na va, visi išėjo į 10 000 žygį. Kaip jautiesi, žmona? Kaip tavo antra diena? Gerai. Gerai? Taip, man šiandien pamatavo gliukozę, tai buvo žemiau normos, tai reiškia, kad jau pradėjo organizmas ieškoti energijos iš vidinių riebalų. O kai pamatavo man ketonus, tai jau buvo acetonas, tai reiškia, kad jau 100% procesas prasidės. Džiugiesi rezultatas? Taip, aišku. Surasi ne per daug numest. Draugai kalba vis apie maistą, čia kaip apie erotiką galima kalbėti be perstatai, badavimo stovyklą apie maistą, ne? Nu ką, ir pagaliau atėjo laikas mūsų super planai, nes pasibaigiau visus online'us, man atrodo dabar pats tas. Tai dėl to aš čia parašysiu, o paskui jums papasakosiu, ką parašiau. Užklausiau teksto, reiškia, ChatGPT užprašiau paruošti visą planą, tai jisai padarė planą iš 6 punktų. Tie punktai yra sukurti LinkedIn profilį, registracija, priregistruokit LinkedIn, profilio sukūrimas, logiška, profilio turinio paruošimas, nuotraukos, antraštė, santrauka, patirtis, įgūdžiai, rekomendacijos, mokomieji straipsniai, infografikai, ryšių kūrimas, tinklo plėtra, sekite svarbius transporto ir logistikos sektorius atstovus, interakcija, aktyvai dalyvaukite diskusijose, tiesioginiai pasiūlymai, pasiūlymų rašymas, žinučių siuntimas ir sekimo ir optimizavimo procesai. Nu, tipo, sekit feedback. Tai liuks. Tai dabar mes turim tą planelį. Tai dabar ką reikėtų pradėti nuo LinkedIn profilio. Bet profilis juk nesusikurs be žmogaus
pareigų ir vardo pavardės. Užklausim ir šitų dalykų. Nu ką, pirmas etapas, tai sugalvojau pareigas, aš sugalvojau, ChatGPT sugalvojau, tai Logistics Talent Scout, Welfare Creator, Partnership Developer. Man atrodo labai geras pavadinimas, tada išmetė man vardų pavyzdžius, ar ne? Tada aš išsirinkau, kad iš 2 sudėliau, tai bus Sofija Hart. Man atrodo, Hart visada yra gerai, ar ne? Ir dabar pabandysiu LinkedIn užsiregistruoti. Labai seniai pats nedariau, daugybę metų turiu savo LinkedIn profilį, tai esu jau pamiršęs, kaip tą daryti. Žinau, kad reikės dar nuotraukų ir žinau, kad reikės tekstų. Žodžiu, dabar reikia daug padirbėti, kas yra susijęs su LinkedIn. Pildyti turinį, sukurti nuotrauką. Dar nežinau, kokioje platformoje nuotraukas kurti geriausia, bet paklausim ChatGPT, gal ir pasakys, ar ne? Bandom, dirbam. Ok, strigau su veidu, iš tikrųjų strigau su veidu, dar nežinau iš kur gauti, reiks pasitarti su žmona, bet su veidu esu strigęs realiai, nes prašo dabar užkrauti manęs foto LinkedInas, o aš foto kaip ir neturiu. Gerai, galim nuskipinti, bet Sofijai dar reikės biškį užsikurti geriau. Aš galvau, kad čia daug sunkesnis klausimas su tuo veidu, bet žinokit, paguglinau ir radau generated photos, va tokios, ir tie Jana padės man išsirinkti. Šiaip iš esmės čia atsidarai va humans ir įsivaizduojat, tu gali create human. Įsivaizduojat? Va toks va. Jūs žinokit, kai jums rašo merginos, tai negalvokit, kad ten rašo merginos. $9 kainuoja šitą fotografiją. Čia gali visą human, va čia matau, kad visą žmogų gali, ką darys, viską sudedi ir tau sugeneruoja žmogų. Už $9. Davai. Susigeneravom šiandien Sofiją, bandom užkelti ant profilio nuotraukos, pasižiūrėsim, kaip čia man seksis. Kaip jūs galvojate? Man tai atrodo idealiai. Tada dar reikės sukurti tą paveiksliuką LinkedIno, kuris kažką tai asocijuotųsi su gerumu, su gerovės kūrimu logistikoje ir transporte, tai vat dar kažkas tai. Bet jau Sofija Hart iš Alytaus, baigusi Vilnius Tech, jau gali pasidžiaugti savo profiliu baigtumu 90%, man taip atrodo. Aš kadangi mėgstu anksti keltis, išvedu šunis, o tada einu visą laiką pas kineziterapeutą. Biški tvarko mano kirkšnius, nes nuo kickbokso biški vis tiek neapšylinė taip kaip reikia, tempimų nepadarai ir vis tiek ten yra biški kažkokių trūkių. Tai va tvarkom, tai šiandien antrą dieną aš tiesiog esu euforijoje, kaip man padeda. O dabar einu į jogą. Bus tokia rytinė lengva joga sportas. Matau, treneriai jau atėjo. Tai reikia biški paskubėti. Šiandien mūsų projektui nieko nepavyko nufilmuoti, tiesiog turėjau per daug online'ų, bet dabar jau jungiuosi į maistą ir čia vat vieną kartą dienoj gaunam tokį buljoną. Skanaus visiems. Turiu susitikimą po susitikimo, aš tiesiog nespėjau užsiimti šitų, bet atsidarau profilį ir iš tikrųjų mane, kaip ir džiugina šitą Sofija Hart. Tai dabar turiu pusvalanduką iki kito online'o, tai dabar mano pagrindinė užduotis, reiškia sukurti va šitą foto ir pabandyti sugeneruoti kelis tekstus Sofijai Hart ir tada, jeigu liks laiko, tai dar paieškočiau tų programėlių, kurie gali LinkedIn'e surasti man tikslinę auditoriją. Gali, negali, nežinau. Tai vat aš pabandysiu ir pažiūrėsim, kas iš to eisis, o beseinant aš su jumis dalinsiuos, ar ne? Tai va toks įdomus mano šitas. Bet šiandien turiu planą chuliganą, biškį paimti ir prasibėgti, nes neišeis išeiti į žygį. Kai visi eina į žygį, tai tikrai nueina 8 kilometrus, sudegina krūvą riebalų, kalorijų ir taip toliau. Man šį kartą nepavyks, nes prasidėsiu online. Ir viskas. Buvau išbėgęs prasidėkti. Prabėgau 4 kilometrus, tai kaip 5 badavimo dieną, manau, kad viskas labai gerai. Prieš tai už tai gerai pasižiūrėjau, kad per Canva galima padaryti tą coverio foto. Tada įėjau į YouTube, pradėjau žiūrėti, kaip LinkedIno pagalba generuoti lydus. Tai dar kol kas neužsiėmiau tekstų kūrimo, bet surasiu laiko ir tikrai padarysiu. Noriu, kad iki šitos savaitės galo profilyje būtų bent jau 2 tekstai sudėti. Tai yra, pavyzdžiui, vienas šiandien arba rytoj, kitas penktadienį. Ir tada norėčiau, kad pradėti kviesti į draugus jau tuos tinkamus asmenis. Dabar į dušiuką ir, kaip sakant, dar padirbėti, tada gal pavyks. Šiandien tenka palikti stovyklą. Vykstu į Vilnių. Dar iš tikrųjų šią stovyklą nei karto nevažiavau į Vilnių. Praeitą stovyklą važiavau 2 kartus. Važiuoju labai svarbiais reikalais. Tai imu jūs su savim. Tikiuosi bus įdomu.
Man taip neįprasta, kai mašina pastovi tiek dienų nejudinama. Žiūrėkit, atvažiavau sekmadienį, šiandien ketvirtadienis. Tai vat tiek dienų jinai stovėjo, rymojo, laukė mane stovyklai. Iš tikrųjų, jeigu atnaujint apie projektą pakalbėti LinkedIno, tai daug minčių, daug generavau, bet suprantu, kiek daug reikia viskam laiko. Ir iš tikrųjų to laiko, kai dar badauji, dar šiek tiek smegenys taip greit neveikia, turi krūvą online, turi nuolatinę kažkokį tai rutiną, kuri priklauso šitai stovyklai. Nu, sunku įgyvendinti, ar ne? Bet idėjos mano yra tokia. Aš pasigūglinau, kokia yra top 15 programėlės, kurios galėtų padėti man surasti LinkedIn'e va tuos connections. Tai yra žmonės, kurie gali būti man aktualūs. Ir pats LinkedInas rekomenduoja top 15 programėlių, kurios padeda greičiau surasti tikslinę auditoriją. Tai vienas. Antras dalykas, pasižiūrėjau, kaip padaryti tinkamai LinkedIno profilį. Ne vieną YouTube kanalą suradau, kuris apie tai kalba. Tiesiog pats įgyvendinimas tikrai užtrunka, nes kaip ir sakiau, esu suplanavęs sudėti būtinai minimum 2 tekstus iki mūsų vlogo užbaigimo ir būtinai prijungti, sakykime, išsikelkim savo tikslą, 30 approvo, ar ne, jau tų tikslinių transporto ir logistikos vadybininkų. Tai pabandykim, daug dievė, kad pavyks. Nežinau, ar jie aprūvins lengvai, kai anketa neturi tų 500 pliuso. Pasižiūrėsim, viską pamatysim, nes ne kartą mes esam kalbėję, kad LinkedInas yra geras pardavimo kanalas, ne kartą apie tai svajojom, bet nei karto nebandėm. Tai davai pabandykim ir pasižiūrėsim, kas gaus. O dabar į Vilnių turiu 2 susitikimus. Nežinau, ar esu labai jiem tinkamai apsirengęs, bet tai, ką turėjau stovykloj, tai tuo ir pasipuošęs varau. Tiesiog, sakyčiau, prisitaikai prie situacijos ir labai nepergyveni. Pirmas taškas sugrįžus į Vilnių yra Bot Group. Ir čia susitiksiu su Vidmantu, jaučiu jo, čia Porsche stovi. Vidmantas yra ir Lietuvos pramoninkų konfederacijos vadovas, tai mes susitinkam dėl transporto inovacijų, turėsim hackatoną. Norim, kad dalyvautų kuo daugiau pramoninkų, nes duomenys yra pas gamintojus, o paskui vežėjai juos turi transformuoti į CMR, į kitus dokumentus. Tai kilsiu į 4. aukštą ir ieškosiu Vidmantą. Važiuoju dabar į 2. tašką į susitikimą ir tikiuosi, kad pavyks dar padaryti ir 3. tokį bonusinį. Nepavyks. Praktiškai išlinguoju iš ofiso. 2,5 valandos pabuvau, bet taip atrodo, kad dirbau fizinį labai sunkų darbą. Išsekau, žinokit, yra teisybė, reikia išvažiuoti į tas badavimo stovyklas. Ir taip atrodo, nors aš dirbu ir tos online'us, bet vis tiek daug lengviau. Negu čia 1, 2, 3, 5 klausimas, 6, o kaip tam? Ir taip, baterija visiškai sėdo. Tai taip atrodo, bet badavimas biškį smegenim deguonės nedaduoda. Ar cukraus, nežinau, ko čia nedaduoda. Tai varau atgal, važiuodamas skambinsiu, darysiu 100 skambučių, nes prisirinkau savo, kaip sakant, namų darbų. Nu, taip yra. Norit turėti verslą? Mokėkit dirbti. Oi, aš nefilmavau beveik nieko, nes ir bėgiojau, ir pirty buvau, bet dabar iš tikrųjų išėjom. Šiandien yra 7. diena badavimo ir išėjom į žygį. Nežinau, tas kelias toks klampuma, vairuotojas vos neužklimpo. Tai noriu pasakyti, va, kiek reikia valios ir pastangų, kad viską praeiti. Visi kolegas kažkokį plušiuką dedasi, dar kažką. Tai pasižiūrėsiu, kaip mums čia seksis oras. Nieko gero nežinau, kiek mes turim valios daug. Žmonės nevalgė, kai kurie neišsimiegoja. Aš tai miegu čia labai gerai, vis dar miegu labai gerai. Sportuoju. Užvakar nubėgau 4 km, vakar 5. Žodžiu, esu pilnas energijos, pilnas jėgų, kol nenuvažiuoju iki ofiso ir nepradedu dirbti ten, kažkaip tai smegenys neatlaiko tą krūvę. Šitas žygis labiau primena ne žygį, o bebro kelią, ar bebro taką, ar alfa raną. Žiūrėkit, kaip mes grįžom į žygio ir saulė atsirado, bent jau lyt nustojo. Sulijo žiauriai, bet vis tiek įveikėm 5,1 km. Tai sakyčiau, tokiom klampynėm, maklynėm, tai labai gerai. Iš tikrųjų, šituose žygiuose pamatau labai daug gražių vietų, kur iš tikrųjų šiaip gyvenime aš jų neatrasiu. Mes buvom Velnio duobėj, ten dar matėm kažkokių akmenų. Džiaugiuosi, kad grįžom pakankamai anksti, tai išvedu savo draugelius. Ir eisiu atsisėsiu prie mūsų LinkedIno projektėlio. Visą laiką apie tai galvojau. Jau praktiškai žinau, ką Sofija, kokius postus rašys. Ir susižiūrėjau, kaip surasti greitai kiekį būtent tų potencialių Sofijos
draugų. Tai maždaug viskas kaip ir padėliota, reikia maždaug kokių 3 valandų darbo, kad viską užkurti. Nu ką, mėlyjeji, rutina, ofisas, rytas, iš tikrųjų praktiškai stovykloj tiek ten daug veiklų, tiek visokių įdomių dalykų, taip norisi pabendrauti visais dalykais, kad spėjau, žinot ką padaryti, spėjau LinkedIn'e parašyti 2 postus, spėjau sukurti coverio foto, tai galite patikrinti Sofija Hart ir pasižiūrėti, kaip jums tie tekstai, kaip aprašymas, praktiškai viskas padarytas dirbtinio intelekto. Dabar pasižiūrėsim, kiek žmonių, žodžiu, bus sekėjų po tokių vat tekstų. Kita problema, kad Sofija yra neverifikuota ir neįsivaizduoju, ar galiu fake žmogų verifikuoti. Tai dabar reikės ieškoti kažkokio sprendimo, kaip Sofiją galėčiau verifikuoti. Labas rytas. Kad turėčiau daugiau tų sekėjų, nes sakė, net iki 60% yra didesnis pasiekiamumas, jeigu vartotojas yra verifikuotas. Kaip verifikuoti fake? I don't know. Tai mažas update'as. Šiandien dirbu Bonustos ofise, visą dieną turiu susirinkimus, susitikimus ir visus kitus dalykus. Tai mūsų Sofijos Hart anketa užkurta, jinai turi viską. Žiūrėk, kaip atrodo. Skaičiau labai gerai. Yra 2 minusai arba niuansai. Čia complete, tai reikia prikviesti draugų. Pakviečiau, to reiks paprašyti, kad jie biški man padėtų, kaip sakant, pasektų irgi. Bet iškilo viena problemėlė, apie kurią jau sakiau anksčiau ir dar kol kas nežinau, kaip ją išspręsti. Tai šitas ženkliukas reiškia, kad mano anketa yra neappruvinta. Kol jinai yra neappruvinta, jos visus postus, visus išsakymus, pareiškimus mato tik tai 60% visos auditorijos. Ar atvirkščiai gal 40% visos auditorijos, o 60% nemato. Tai ką man dabar reikia padaryti? Man reikia kažkaip tai gauti iš interneto atsakymą, tai aš paprašiau, kad padėtų man mano asistentė Deimantė. Tai labai tikiuosi, kad Deimantė pavyks surasti, gal galiu aš savo pasu užtvirtinti, kad čia aš tokį avatarą turiu, gal dar kažkaip tai žodžiu įsispręsti. Tai jeigu žiūrės šitą video, tai nepatingėkit nueiti į LinkedIną, susiras Sofiją Hart ir pakonektinkit su ją. Iš tikrųjų bus įdomu, pažiūrėsim, kiek auditoriją tą galim užauginti. O šiandien likiu aplankyti dar 2 klientų, reikia pasikalbėti su jais dėl finansų, dėl pinigų, sunkus klausimai, labai nesinori jų daryti, bet reikia. Biški pasiupdatinkim. Tai po stovyklos per 7, ten išėjo su pasiruošimu per 10 badavimo dienų, man pavyko numesti 8 kg. Iš tikrųjų labai tikiuosi dar šitų 2 savaičių išėjimo periodų dar kokius 2 kg numesti, bet iki 992, koks yra mano tikslas, dar yra ką veikti. O kas vyksta mūsų LinkedIn'e pas Sofiją, aš pasižiūrėsiu, nes tikrai nebuvau užėjęs ir nežiūrėjau. Planavau šiandien palikti Sofiją Deimantei, bet iš tikrųjų neturėjau laiko pasidaryti, neįsidėti į kalendorių ir nepasidarai. Tai iš tikrųjų negaliu atsakyti, ar pasistumėjom kur ar ne, bus lygiai toks pats siurprizas jum ir man. Gali būti taip, kad šitą projektėlį reikės šiek tiek atidėti kuriam laikui, vien tik tai dėl to, kad reikia laiko užkurti profilį. Nieko tokio, neplanuoju sustoti kol kas su savo videoblogu ir kol sutiksiu žmonių koridoriuose, ypač mėgiamų instancijų koridoriuose ir kai jie man visi sakys, kad Jurgi, aš jūsų blogą žiūriu, aš jį dar darysiu. Galvojam apie formato pakeitimą, iš tikrųjų norėtųsi kažko tai naujo, šviežio, šiek tiek įgriso, gal tas pats per tą patį neslėpsiu, bet kad sustot aš neplanuoju. Tai taip, kad būkit sveiki, stiprus, drąsūs, atkaklus, darykit projektus su LinkedIn'u, su AI-um, darykit gal kaip aš darau, gal ne kaip aš darau ir jums pavyks. Aš negaliu prisiloginti. Kas išlogino ir kaip man dabar prisiloginti? Žodžiu, dėl to, kad negaliu prisijungti prie LinkedIn'o, šiam kartui LinkedIn'o projekto bus tiek. Reiškia, sukūrėm su dirbtiniu intelektu merginą. Aprašėm jos pareigas, sukūrėm vardą pavardę, sukūrėm nuotrauką, sukūrėm net cover foto ir atidarėm LinkedIn'o paskyrą. LinkedIn'o paskyrą reikia verifikuoti, apie tai nieko nežinau, reikėjo Deimantės paklausti, ar jinai tą verifikaciją galės padaryti. Tada sukūriau 2 postus, kur tikrai labai įdomi tema, aš net pats pasiskaičiau, nes dariau su dirbtiniu intelektu, ChatGPT, dabar jau nebe 4.0, o 4 kažkoks O, kūriau ir šiaip man labai patiko.
Tai tekstai tikrai nuostabus. Nueikit Sofija Hart, pafollowinkit, pakonektinkit, būtinai man to reikia, padėsit išvystyti šitą projektėlį, kurį galėsim karts nuo karto pafollow-upint per mūsų video. Tada, ką dar padarėm? Padarėm tai, kad pabadavom ir pasiekėm labai gerų rezultatų. Tai žodžiu, tiek to, iki kito karto, like, share, subscribe, iki kito karto, iki.